Labadiena. Mūsų studijoje šiandien praeities žvalgas, keliautojas, tyrinėtojas, šaulys, išgyvenimo ekspertas, karybos ir gynybos žinovas, nenuilstantis Ukrainos rėmėjas ir paramos jai organizatorius bei gabentojas, o šiuo metu ir į politiką einantis žmogus, Nacionalinio susivienijimo partijos narys. Taip, sveiki. Šarūnai, sakykit, pastarojų metų gana pasyvi vakarų pozicija Ukrainos atžvilgių tokias kėlė tikrai gana neigiamas tas emocijas ir tokia slogi atrodė situacija. Bet po šios savaitės Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pareiškimo panašu, kad nors ir neįtin skuba duoti Ukrainai reikalingos ginkluotės vakarai, bet jau pasiryžę duoti ir karių. Tai ką reiškia tokia žinutė? Ar tai yra tiesiog solidarumo aktas ir tikrai labai svarbu? Jau žinau, kad Zelenskis pareiškė, kad iš tikrųjų tai yra toks didelis moralinis palaikymas, nes ne taip seniai atrodė, kad tai iš vis neįmanoma turbūt. Ar tai tik paguodos prizas, nes Ukrainai reikia ne to? Šiaip iš tikrųjų aš manau, kad mes visi suprastumėm platesnį kontekstą, tai reikia mums suvokti, kad gynybiniai resursai Europos nėra neišsemiami ir iš esmės Rusija ruošiasi karui, Europa nesiruošė karui, nes niekas netikėjo, kad pagal tos skaičiavimus, neturint tokių pajėgumų užimti visą Ukrainą, kad niekas to karo ir nepradės. Ir tiesiog Europa neduoda tos paramos ne dėl to, kad jie nenori duoti, tiesiog neturi ką duoti. Ir va čia tas buvo Europos įsipareigojimas milijono sviedinių ir jisai buvo išpildytas tik 30%. O kaip kita pusė turi labai tokius patikimus rėmėjus, nes Rusija iš Šiaurės Korėjos tą milijoną sviedinių gavo ir dabar yra suplanuota, aš kaip tik vakar pasižiūrėjau, pasiskaičiau, kad dar apie 3 milijonai jau yra paruošti konteineriai, kurie išvažiuos ir pasieks Rusiją. Tai iš esmės vėlgi kalbant apie tą Europos paramą ir mums patiems reikia turėti omenyje, kalbant apie šalies gynybą, apie tai, kad pas mūsų visi statymai yra apie tai, kad NATO mus apgins, kad vis tik tai reikia turėti omenyje, kad Amerikoje, pavyzdžiui, vyksta jau keli mėnesiai svarstymas dėl paramos, Europa tiesiog nėra pajėgi tos paramos suteikti. Aš manau, kad čia pagrindinis dalykas yra, jeigu jie turėtų resursų ir galėtų, tai tikrai jie paremtų. O dėl Macrono, tai mane atvirai nustebino labai, kad tai buvo vis tik iš prancūzų, nes kiek istorijoje žinoma karų, tai prancūzai dažniausiai pasiduoda. Miega ir kas ateina, tas ir praeina. Tai iš esmės netgi turint omenyje, kad pavyzdžiui, kai statė savo didžiausią antro pasaulinio karo gynybinę liniją Mažino, prancūzai kelias artilerijos pozicijas pastatė nukreiptas į savo pusę. Ne va tai, kad galėtų gintis, apsupti įėjusius priešus, bet iš esmės vokiečiai pasinaudojo ir iš tų artilerijos pabūklų pačius prancūzus apšaudė. Tai iš esmės keista matyti tokią lyderystę būtent iš Prancūzijos pusės. Aš kažkaip tikėjausi, kad galbūt vokiečiai susipras, nes jiems čia yra aktualiausia. Jie didžiausia kaip ir naštą tą gynybinę ES viduje neša, bet panašu, kad vokiečiai vis dar neatsigauna nuo antro pasaulinio karo traumų ir vis dar krūpčioja. Kai kažkas pagazina, kad teks kariauti su rusais, prancūzai matyti neturi tos tokios blogos patirties ir jie dabar drąsūs. Tai pagaliau kažkas išdrįso. Ir aš manau, kad apskritai mums reikia nustoti krūpčioti ir reikia užsimti remti labai, labai stipriai. Bet tokio sukėlė ir baimės šis pasakymas, nes iškart puolė teisintis ir mūsų krašto apsaugos ministras aiškinti, kad nebijokit, nesiūsim į pirmas linijas NATO kariuoti, tik instruktuoti, tai irgi kodėl tas toks kaip šoko. Tai aš tai vis tik tai būčiau linkęs laikytis tos pozicijos, kad reikia siūsti karius ir kuo daugiau, to geriau ir technikos siūsti. Aišku, kad kariaut galbūt, vis tiek, tai dar ne Europos Sąjungoje rusų kareivis, tai gal mums patiems ir nereiktų siūsti savo karių tiesiogiai kariaut, bet kaip instruktoriai, kaip palaikantis personalas, kaip aptarnaujantis, kaip kelių objektų apsauga, tai tikrai tokie galėtų būti ir kuo daugiau, to geriau. Iš esmės, tai ir veiktų kaip atgrasimo priemonė, Rusija suvoktų, kad jeigu jie pataikys į NATO kareivių kažkokį susibūrimą ir jeigu žus NATO kareiviai, tai reikš dar didesnė eskalacija. Tai aš manau, kad toksai požiūris yra teisingas. Taip, galbūt kariauti dar anksti.
Žodžiu, karas tikrai parodė ir tokių nesmagių dalykų ir to, ko mes gal net nesitikėjom arba apie tai net negalvojom, kad Europa neįtin pasiruošusi gintis, kai buvo per antrą pasaulinį karą, kad jei ne amerikiečiai, nežinia, ko būtų pasibaigę, bet jie nelabai panašu iš to ir pasimokė, nes neturi tinkamos ginkluotės, neturi kaip jos pasigaminti, dabar tik tai pradeda apie tai galvoti. Ir taip iš tikrųjų Ukrainai neturi ko siūsti, nes savo neturi ką turėti, bet kaip Lietuvoje, 2 metai ilgas laikas. Kaip mūsų valstybė, ką nors realiai nuveikė, kad būtume pasiruošę atsilaikyti, jeigu tos Putino ordos josgi bet kada gali ateiti, nes tai neprognozuojama šalis, neprognozuojami veiksmai. Ir, pats sakėt, kad sieną, kaip parodė, su tapkėm galima jie pereiti, nes tai buvo labai deklaruojama, viešinama, labai daug kalbų ir panašu, kad daug mažiau darbų. Ar yra koks dėl evakuacijos planas, ar kažkaip tai, kai būtų pilietinis pasipriešinimas organizuojamas, tai atrodo, kad tik vienas Seimo narys Kasčiūnas čia blaškosi su tom komendantūrom, daugiau niekam tas neįdomu. Ir išties 2 metai netrumpas laikas. O valdžia toks vaizdas teberagina tuos gyventojus, vaikus ir senukus ir toliau slėptis daugiabučių rūsiuose, kuriuose nėra nei atsarginių išėjimų, nei nebus ko kvėpuoti, nei ventiliacijos, nei vandens. Man iš esmės yra nesuprantama ir labai keista, kad mes šiaip turėtume kalbėti ne apie 2 metus, apie 10 metų atgal, nes Rusija Ukrainą užpuolė prieš 10 metų, 14 metais Krymas buvo užpultas. Ir iš esmės pastaruosius kelis metus, dar prieš prasidedant karui, Rusijos gynybos biudžetas buvo 6 procentai. Prasidėjus karui pernai, jau nuo šių metų Rusijos gynybos biudžetas yra 10 procentų nuo BVP. Pas mus dar vyksta kažkokios diskusijos apie skaičius po kablelio gynybos biudžeto, ar 2,6, ar 2,7. Ir, ta prasme, aš apskritai nesuvokiu tų žmonių, kas vyksta pas mus žmonių galvose, kurie sako, kad mums nereikia didinti gynybos biudžetą. Tokių yra trečdalis gyventojų, naujausia apklausa rodo. Trečdalis, bet iš esmės gyventojai yra gyventojai. Galbūt yra žmonės, aš nekalbu, kad jie visi yra kažkokie ten nelabai susipratėliai, tiesiog gal švietimo trūksta ir jie nesupranta. Aišku, jų tarpe yra nemažai tokių, kurie tikrai čia pasitiktų tos atėjusius rusus su gvazdikų puokštėm ir labai mielai priimtų. Bet iš esmės man keista, kas vyksta politikų galvose. Ir aš iš esmės tos veiksmus tokius vertinu kaip Lietuvos gynybinės galios silpninimą, kaip kolaboravimą su priešu. Nes iš esmės čia tokie jau raudonos vėliavytės turbūt tam kelyje buvo gerokai anksčiau matomos ir reikėjo ruoštis gerokai anksčiau. Ir mūsų gynybos biudžetas, tai aš taip įsivaizduoju, kad ta minimali riba, nuo ko mums pradėti atsispirti ir kiek kelt biudžetą, yra 5 procentai. Ir paskui jau viskas turėtų vykti diskusija, ar 10, ar 12, ar 11 procentų. Tai čia maždaug mes turėtumėm operuoti tokiais skaičiais. Tai akivaizdu, kad mūsų valstybė yra absoliučiai nepasiruošus. Ir kas pikčiausia, kad net ir panašu nesiruošia ruoštis. Nes vėlgi, kalbant nei apie sienos apsaugą kažkas yra iš esmės daroma, nei apie civilinę gynybą. Civilinės gynybos dabar mes dar kalbėjom su žurnalistais turbūt prieš metus ir aš jau tada sakiau, kad būtų galima kritikuoti civilinę gynybą, tai turi būti pats kritikos objektas, jos nėra. Absoliučiai nebuvo. Dabar jau kažkoks judesys atsirado toj temoje, bet vėlgi, kalbant, praeitą savaitę beros buvo Bilotaitės spaudos konferencija, kur jinai sakė apie tas priedangas, kad jų jau yra, ten 30 procentų gyventojų turės kur slėptis. Nieko nėra, tiesiog suskaičiuotos mokyklos. Bet kai kur, ne visur. Iš esmės tai yra darbo imitavimas ir sukūriama saugumo iliuzija tam, kad žmonės tiesiog atsiknistų nuo politikų ir kad neužduotų nepatogių klausimų. Nes tai, kas dabar atsirado, tas naujas terminas priedanga, tai jisai atsirado, nes tos patalpos jos nėra tinkamos slėptis. Iš esmės tai yra tiesiog prastai apsaugoti statiniai, kurie visai kitos paskirties yra. Ir jų negalėjo pavadinti slėptuvėmis, nes tai visiškai prieštarautų bet kokiai logikai. Tai sugalvojo naują terminą, pavadino jos priedangom, bet iš esmės tai mes galim ir paršiuko nafnafo namelį pavadinti priedangą ir paskui sakyti, kad mes jų daug labai turim. Autobusų stotelės irgi galim pavadinti kaip nors ir sakyti, kad mes jų daug turim. Tai iš esmės civilinės gynybos klausimas yra visiškai nesprendžiamas bent jau kol kas. O tą dalyką išspręsti nėra labai sudėtinga. Kitas dalykas vėlgi su sienos apsauga. Mes dabar turime vos kelis sienos ruožus, kurie yra apsaugoti tvora. Yra daug ruožų, kurie nėra apsaugoti tvora. Yra padėta ta koncertina. Koncertina iš esmės
stabdanti priemonė nuo pėsčiųjų žmonių. Tapkės gali įsipinti šlepetės ir sunkiau praeiti. Tie nelegalūs migrantai ekonominiai, kurie čia pas mus iš Baltarusijos yra siunčiami, tai juos kažkiek sulaiko, bet iš esmės vėlgi mes galim pasižiūrėti video internete yra kaip yra apeinamos tos koncertinos. Tai vienas kelias arba pakišti kartoną po koncertiną ir ją pakelt ir prašliaužt pro apačią, nes jinai pakankamai lengvai pasikelia, o kitas dalykas užmest ant viršaus pagalį ir per tos pagalius perėti. Tai čia toksai laikinas sustabdymas, bet mes nekalbam apie tai, kad žmonės, kurie turi sugebėjimų, profesionalus, kad jie nesugebės įveikti. Tai jie sustabdys gal 20 sekundžių. Bet Šarūnai, tie žmonės, kurie galbūt kelia pavojų, tai jie tikrai nepraėjus 2 metam nuo karo pradžios bando šliaužti per koncertiną. Tikriausiai jau jų esam įsileidę tikrai ir nemažai ir dabar tas aršus tikrinimas tų žmonių jau gal ir pavėluotas yra, nes mes nežinom, kas yra kas viduje. Tai iš esmės, kai buvo įleidžiami žmonės, užteko tik tai, kad jie turėjo Baltarusijos išduotą pasą. Ir tai buvo vienintelis sąlyga, kad tie žmonės patektų į Lietuvą. Tai niekas jų netikrino ir iš esmės net netikrino, kokio senumo tas pasas. Tai vėlgi mes dabar turėjom situaciją, kad Baltarusijoje buvo 8000 Wagner grupuotės narių, iš kurių dabar liko 1000. Tai 7. 7 kažkur iškeliavo. Tai gali būti, kad iš tų 7000, kurie iškeliavo, gal ne visi į Afriką iškeliavo, gal dalis su tais pačiais baltarusiškais pasais atkeliavo pas mus kaip neva tai imigrantai. Kodėl tokie audrai ir nepasitenkinimas sukelia amerikiečių atsargos generolo Beno Hodžeso pareiškimai, kad užpuolus Rusijai Lietuva turi būti pasirengusi gintis pati bent jau 2 savaitės, kol sulauks NATO pagalbos. Juk tai, dėl ko jis bando mus įspėti, tarsi skamba logiškai. Generolas kritikuoja Lietuvą dėl parengtojo rezervo, dėl nevykstančių pakartotinių mokymų, dėl rezervistų integravimo į ginkluotasias pajėgas, abejoja, ar logiškai vyksta ginkluotės pirkimai, ar galėsime naudoti tą pačią įrangą ir amuniciją kaip kitos 2 Baltijos šalis. Tai kodėl krašto apsaugos ministra ir mūsų kariuomenės vadas šie pareiškimai taip erzina, ar dėl to, kad tiesiog Hodgesas pasako, kad karalius nuogas, o mes ir toliau norėtume gyventi tome kažkokiame rožinėme debesyje, kad viskas vyksta ne čia ir ne dabar ir kažkaip kažkur mes čia ne. Tai aš manau, kad tiesiog generolas Hodžes, jisai atkreipė dėmesį į tai, kas buvo visiems ir akivaizdu. Tai niekam nemalonu, kaip paima kačiuką už sprando ir pabaksnoja į kakutį. Tai kačiukas nėra patenkintas. Tai aš manau, kad čia tas atvejis ir įvyko. Tai be abejo, kad vėlgi, kalbant apie tas 2 savaitės, tai reikia turėti omenyje, kad 2 savaitės tai yra NATO pajėgų reakcijos laikas, per kurias čia jau prasidėtų kažkoksai gynimas, sprendimai priimami ir panašiai. Bet iki tol dar mes turim turėti omenyje, kad NATO bloke visi sprendimai priimami vienbalsiai. Tai pasižiūrėkit, kiek laiko į NATO bloką bandė stot Švedija. Mes turime Fico premjerą Slovakijos, mes turime Orbaną, Vengrijos premjerą ir tie žmonės gali labai mums tas procedūras užvilkinti, nes iš esmės, jeigu Lietuva užpuolimo atveju kreipiasi į NATO ir prašo aktyvuoti 5 gynybos straipsnį, tada daromas susirinkimas ir yra balsavimas. Tai vienas dalykas, kad tai yra užtruks laiko suorganizuoti susirinkimą, kitas dalykas gali užtrukti laiko įkalbėti Orbaną nevetuoti to 5 gynybos straipsnio tam, kad būtų galima aktyvuoti. Tai vėlgi tos 2 savaitės, apie ką kalbėjo atsargos generolas, tai yra reakcijos laikas, kad reikalinga čia minimalus, ta prasme, tai reikalinga tiesiog čia atkeliauti tom NATO pajėgom, jom persigrupuoti, pasiruošti mūšiui, atsigabenti amuniciją, susiruošti, viską susiplanuoti galų gale. Bet į tai dar neįskaičiuotas tas laikas, kad reikalingas bus politinis sprendimas, kad tą paramą mum aktyvuoti. Tai aš manau, kad realybės sąlygom, tai tas laikas bijau, kad jisai gali būti ir gerokai ilgesnis ir kad mums čia gali patiems tekti laikytis ir net ne 1 mėnesį. Ir akivaizdu, kad mes nesam pasiruošę laikytis net ir tas 2 savaitės, kaip aš supratau iš mūsų kariuomenės vado ir iš krašto apsaugos ministro. Naujausios apklausos rodo, kad 3/3 lietuvių vis tik eitų ginti tėvynę su ginklu rankose, o kiti beveik visi 2/3 tiesiog padėtų grumti su priešu kitokiais būdais. Bet vis dėlto tik kas 5 Lietuvos gyventojas yra pasiryžęs mokėti papildomą specialų gynybos mokestį. Kodėl? Aš manau, kad mums
priežasčių turbūt labai toli ieškoti nereikia. Mes matom iš esmės, kaip yra mūsų valstybė tvarkomosi su pinigais. Ir tie žmonės, kurie moka skaičiuoti, jie turbūt ir supranta, kad galbūt tuos sumokamus mokesčius būtų galima panaudoti racionaliau ir protingiau. Ir kad net ir iš tų esamų jau sumokamų mokesčių yra dar galimybių, kur galima būtų finansuoti ir tą pačią civilinę gynybą ir tas pačias gynybos išlaidas dar padidinti. Iš esmės, aš manau, kad yra prikurta tokių vairių kontorėlių. Mes šiandien per seniausiai turėjom įdomų išstojimą Facebook'e, kai atsirado, yra iš valstybės pinigų išlaikoma kontora, kuri matavo vyrų ir moterų kišenių gylių skirtumus ir tą tyrimą pristatė. Lygių teisių visokios tos kontorėlės. Tai iš esmės valstybė pinigų kaip ir yra, tiesiog reikia protingai su jais naudoti. Mes negalim galbūt tokiam priešas už varto, mes pralošinėjom po 40 milijonų valstybės pinigų ir niekas apie tai nemato, nekontroliuoja ir nežino. Tai yra ir daugiau tokių neracionalių. Tai aš manau, kad žmonės yra tiesiog nusivylę ir nėra pasitikėjimo valstybė, kad tie pinigai, kurie galbūt galėtų būti naujų mokesčių pavidalu, kad jie bus protingai panaudoti. Vėlgi dabar čia tas toksai visų labai pasigirtas pirkinys tankai, kurie bus po 10 metų. Tai kažkaip aš irgi galvočiau, galbūt sprendimai turėtų būti greitesni ir po 10 metų gal mums jau jų ir nebereikės. Kitas dalykas, gal jie bus ir pasenę technologiškai. Tai tokių yra daug visokių niuansų, aš manau, dėl to žmonės ir nelabai linkę pasitikėti valstybę. Bet kai pateikiama ta informacija, tarsi priekaištaujama visuomeniai, kad jinai per menkai patriotiška, nors iš tiesų, bendraujant su daugybė įvairiausių sluoksnių ir pažiūrų žmonėmis, aš nežinau kaip tau, bet man susidaro įspūdis, kad lietuviai itin aktyvūs ir patriotiški, iš tikrųjų visų pažiūrų ir sluoksnių. Ir tikrai ne tik tie, kurie dabar yra valdžioje, o ir tie, kurie yra labai griežtoje opozicijoje dabartiniai valdžiai. Bet, gal tikrai jiem toks įspūdis susidaro, kad jeigu yra ESO 160 milijonų, tai gal žmonės, jeigu tinkamai tą kažkaip, tai gal sutiktų žmonės, kad šie pinigai būtų skirti įsigyti tankams. Arba, pavyzdžiui, tie pinigai, kurie tikrai lyg ir pateikiamos apklausų duomenys, kad nori Vilniečiai ir Lietuva labai nori to stadiono beprotiškai brangaus, kuris kaip patyčios statomas dar ir be slėptuvės. Tai kur vienoje vietoje šitiek žmonių susirinks, tai iš tikrųjų atrodo labai keistai. Tai tie žmonės gal nėra nusiteikę tikrai, kaip jūs sakot, priešiškai, o tiesiog nenori, kad tie pinigai būtų papildomai patektų ant lošimo stalų, po valdžios stalais, arba būtų iššvaistyti ar kitaip išgrobstyti. Ir čia yra ko gero valdžia kalta, o ne visuomenė. Tai be abejo, aš tai manau, kad nauja politinė jėga, kuri galbūt šiais rinkimais pakeis konservatorius, tai pirmiausia, ką turėtų užsiimti, tai turbūt valstybės auditas turėtų būti atliktas valstybės išlaidų. Nes tikrai yra prikurta ir tų kontorėlių, ir organizacijų, ir tie pinigai neracionaliai naudojami, ir ta pati energetinė sistema, ir visi liberalizavimai ir taip toliau. Kontrolės jokios nėra. Kontrolės nėra. Galų galia, kiek mes turim dar vis nuo COVID skiepų sandėliuose už kokias pinigų sumas, kurie stovi. Tai, bet jie toliau perkami, kaip suprantu. Tai aš nežinau, kontraktai nenutraukti. Aš šito negaliu atsakyti tą klausimą, nežinau, bet taip, nes kontraktas nesustabdyti. Įsipareigojimai, jeigu yra įsigyti, tai gali būti, kad jos perka, aš nežinau. Tai aš manau, kad pirmiausia turbūt reiktų padaryti auditą ir mes gal tada ir matytumėm. Ir jeigu mes žmonėm rinkėjim pateiktumėm, kad štai valstybėje mes radome ir tokia reali situacija. Tokia reali situacija ir mes sprendžiame tą klausimą. Aš manau, kad per vieną kadenciją tą įmanoma būtų išspręsti, iš esmės uždarinėjant tas visas tokias pinigų šėryklas sukurtas visokiem draugam ir palaikantiems. Tai vėlgi mes kalbam apie tą, kaip Amerikoje atsirado tas terminas Deep State, giluminė valstybė, kai yra iš valstybės biudžeto finansuojamos įvairios nelabai reikalingos valstybei programos tam, kad sukurtų lojalių palaikytojų tinklą. Ir tada formuojama viešoji nuomonė ir tie pinigai yra įsisavinimi daugiau viešiesiam ryšiam. Tai aš manau, tą klausimą išsprendus, tai tikrai atsirastų pasitikėjimas valstybė didesnis. Panašu, kad šioje vietoje 7-myliai žingsniai svejamės Ameriką dėl viešųjų ryšių ir pinigų švaistimo, niekas nežino, kur ir ką. Taip, tai ekonominė situacija gerėjo ilgą laiką labai Lietuvoje, atsirado daug tokių pinigų ir atsirado galimybė sukurti tokį tinklą, tokią sistemą. Kai Lietuva tik iškovojo nepriklausomybę, nebuvo pinigų ir nebuvo to šėryklos, tai viskas vyko ir skaidriau. Sakykit, kokia yra situacija iš tikrųjų dabar Ukrainoje? Ar tikrai labai pesimistiškai tai reikėtų žiūrėti, ar tikrai labai baisu, nes lyg ir nesinori nei savęs, nei žmonių gąsdinti, bet kita vertus gyventi kaip stručiams kišus galvą į smėlį irgi turbūt nėra prasmės.
Situacija dabar iš tikrųjų fronte labai bloga ir jinai pradėjo blogėti nuo rudens. Vasaros buvo ta vadinama Kacapjūtė, kontrpolimas, kuomet buvo išvaduota dalis teritorijų, bet tuo metu, tų operacijų metu buvo labai dideli praradimai, labai netekimai tiek žmonių, tiek ir įrangos, tiek ir priemonių visų karybos. Ir iš esmės visi tikėjosi, buvo planuota, praradimai buvo planuojami su mintimi, kad juos bus galima atstatyti iš Amerikos gavus paramą. Dabar, kai Amerikos parama sustojus, tai situacija iš tikrųjų labai yra bloga. Bet mes turim turėti omenyje, kad ne pirmas karas, kurio baigti lemia Amerika. Ir iš esmės tik tai Amerika gali ir šitą karą išspręsti. Kaip Amerika norės, taip tas karas ir baigsis. Gal reikėtų nustoti taip galvoti? Europai, bent jau. Ta prasme taip, pagal dabartinę situaciją, jeigu Europa susijimtų... Turėti šiek tiek daugiau kažkokios savigarbos. Jeigu Europa užsiimtų rimtai ir galvotų apie gynybą, tai iš tikrųjų pajėgumai Europos tiek ekonomikos, tiek pramonės, tiek galų gale, kiek yra pinigų masė ir pramoniai pajėgumai, jie galėtų atsistatyti ir galėtų tuo užsiimti, tiesiog reikia valios. Bet baisiausia prognozuoti, kad ta valia atsiras įvykus rimtam sukrėtimui tik tai. Tai aš manau, gali tai būti. Kas baisiausia? Kad taip tikrai ir bus, tik tai reikia tikėtis, kad tas sukrėtimas gal toksai bus mažiausiai mus paliečiantis, nors mes, kaip aš suprantu, esam ieties smaigalyje šiuo metu. Jokių galimybių, per mus eis visi. Ačiū, tai buvo Nacionalinio susivienijimo partijos narys, praeities žvalgas Šarūnas Jasiukevičius. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.